Profesinė mokykla yra geriausias dalykas, ką jie galėjo pasirinkti. Jeigu aš nenoriu laikyti to tarpinio egzamino, jinai sako, tu privalai laikyti tarpinį egzaminą, kurie mokytojai dar nesupranta, kad yra tokios technologijos, jie nežino apie tokius dalykus. Tėvai neauklėdavom, tai gerai Marozas. Rajonas išauklės. Visi dalykai dabar kažkaip nėra tokie exciting, kokie buvo. Tenai filmuoja. Gerai. Viskas mes live, bet žiūrėkit, yra toks dalykas, kai pradeda filmuotis laiką, reikia suploti 3 kartus, kad kai po to editinsit, galėtumėt viską susinkint. Žiūrėk. Taigi, sveiki visi atvykę į mūsų podcastą, pasisveikinkit visi. Super, pradedam, super. Ko tu taip juokies? Kas tau yra? Žodžiu, tai va, po ilgos pertraukos mes grįžtam nebe su naujų video vlogu, aišku, vlogai bus, bet dabar mes grįžtam su podcastais. Podcastais apie ką? Gyvenimą. Apie gyvenimą. Gyvenimą, jaunimą. Apie jaunimą, apie mūsų mėgiamą mokyklą, kuri šiaip... Operatorė bus juokiasi. Šiaip dabar mano nuomonė apie mokyklą šiek pasikeitė. Ai, tu va, ką man rodyk. Žodžiu. Normaliai? Na, žodžiu, nesmė. Tai va, apie mokyklą. Pasikeitėjau nuomonę. Jau dabar čia visai norėčiau ateiti kiekvieną savaitę ir nufilmuoti jums podcastą. Tai va, prisistatom nuo tada. Nu, tai aš Brigita. Man labai balsas. Super pradžia. Už kameros tai kalbėjai laisvai. O tai ką man sakyčia? Tai tiesiog kalbėjai. Sakiau savo vardą. Tai įsivaizduok, dabar tarpiniam kalbėjame esi ir kalbėjai, prisistatai. Na, aš Brigita, man 17. Girdis muzika pas jūs? Girdis. Žodžiu, gerai, turim, man iš dešinės jums iš kairės yra Kipras. Kiprą jau matėt vlogose seniau, tai prisistatyk, kas tu toks ir ką čia vyki. Kipras. Aš esu Kipras. 17 metų. Tai taip neįdomi šnekat. Gerai, aš esu Kipras, matėt mane iš senesnių vlogų, dabar esu čia, mane vėl pakvietė, labai džiugiuosi čia būti. Ir tikiuosi, dar susitiksim ateityje, kažką įdomiai bus. Tai va, mes šiaip turėjom jau rašyti podcastą, nufilmavę esam podcastą, bet tokios problemos, kad mes neišmokom nuoti šitą garso kortą, jinai labai čimantri, žiūrėkit, turim visokių efektukų. Nu, tokių visokių žodžių plojimai. Tai va, mes nufilmavom podcastą, gavos labai įdomus podcastas 30 minučių, bet neįsirašė garsas. Tai dėja neišleisime. Bet, teisės. Mokotės teisės? Dar nepradėjau, bet jau pats laikas šiaip, dar visus metus turiu. Tai va, ant žiemos nebus ką veikti. Kai jau šiais 18 jau imsi? Nu, jo, reikės. Iš karto? Seniau, jau tėvas, jau man kas pusę metų sako, pirks tau tokią mašiną. Dabar kol kas turėjo tėvas su dėdė susimest ir sakė, Bemsą pirks. Irgi X5 gal? Nežinau, bet dabar jau išėjo taip, kad liekau ant Mini Cooperio. Mini Cooperio tau nupirk? O, ne. Šiaip labai gerai mašina ir tokia patogi, nu, tipo kompaktiška. Faina, ir dar važiuoju. Jeigu dar naujesnių metų, tai iš viso ten ir viskas, ko reikia. Kompaktiška, man rodos, yra ekonomiška. Aišku, nežinau, ar ne ekonomiška, bet aš spėčiau, kad ekonomiška. Nežinau. Ne, aš pirksiu. Žinai, kokią nupirksi tokią? Nu, kol kas gerai bus. O tu laikysies mašinos teisės, ar tau, žinai, tą vežiosies? Ne, laikysies. Dabar sprendžiu testus. Jo. Kiek surenki? Aš užstrigau ant 7% ir negaliu niekaip pakilti. Ir kiek tu laiko mokais? Nusprendi, ką žinau. 3 maždaug 4 mėnesius. Ir aš, bet su tokiais labai ilgais tarpais, dabar tarkim 2 savaitės nesprendžiu. Ai, nu tai jo, nes tu pamiršti tiesiog viską. Gali būti. Nes aš pasprendžiu, bet aš surenku, nežinau. Aš arba dabar va šiandien sprendžiu, tai 80% vienam altskėtose, o kitam ten vairavimo egzaminai, Kęstutis Videikis ar kažkas tokio panašaus pavardė. Tenai, va, jeigu tenai jau išlaikai, tipo, tenai žiauriai sunkus testai. Paprasme, tenai, man rodos, net sunkesni, duoda tokius, kur kaip regitrą ir dar sunkesni, kur, ta prasme, ten formuluotės labai klaidingos ir situacijos, ta prasme, nu, ten, kur, tipo, paprasti va žmonės, duotum dabar, va, tarkim, tavo tėtis vairuoja, ne?
Yeah. Duotum dabar savo tėčiui paspręst? Jis paprastų testų jų nebegali. Tai duotum tuos išspręst. paspręstin, kokį, 5% gal surinktų. Gal jeigu labiau ten buvo jis išmokęs anksčiau, tai kokiu šiam, žinai. Jis viską ant sėkmės. Ant sėkmės. Yeah. Tiesiog, tu pažinai, išlaikysi, tai išlaikysi. Nu, čia nelabai čia galima sakyti, bet jis prieš pirmą teorijos testą vieną čerką išgeria. Prieš vairavimą irgi vieną čerką. Nu, taip. Tai ant drąsos. Drąsos. Bet išlaikė? Išlaikė iš karto. Iš pirmo? Ir pas pirmas baigė. Ne? Ir kiek surinko procentų, neatsimeni? Sakė, kad kažkur apie 9, virš 9. O ne? Jo. Nu, jis moka. Tai žiūrėk, gal ir tu taip tiesiog, tipo, net nesimokė nieko. Blogai gausis, parodas vėlais. Svarbiausia nuojauta. Svarbiausia pasitikėjimas. Pasitikėjimas, nuojauta. Pasitikėjimas. Ir viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Kaip jums pasitikėjimas ties tarpiniais egzaminais? Kokios jūsų nuomonės? Ką jūs mąstot apie tarpinius? Jums labai aktualu. Nelabai apsikraunu. Apsikraunat? Ne, nu, tipo, čia bus, atsimeni, kaip mus prieš pupas gąsdino, kad, wow, jūs čia bepročiai, jūs nieko nesugebat, jūs nieko nemokat. Ir da atėjom, viską išlaikėm gerais pažymiais ir žamekas išėjom. Ne, nu matai, pupai yra toks dalykas, kur, nu jie 10 klasėje, žinai, yra. Ir nu jie, kaip tau, žinai, ir nenulėmė tavo to egzamino balo. Taip, tu gerai, gali parašyti vos teigiamai, nu ir ta vis tiek perkels tą klasę ir tau tas pupas, jisai neįsirašys į atestatą. Nu jis neįsirašo į atestatą. Man rodos, ne. Ten tiesiog, taip, Tik į 10, man rodos. ar tu išlaikiai pagrindinio, Nu, tai va. kaip išsiverčia PUPP? Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, ane? Nu tai va, tiesiog, tipo, nori suprast, ar tu esi debilas, nu, tipo, ar tu nesuvoki pagrindinių dalykų, tipo, nu, vadinkim jos pagrindinis mokyklai, nors jau pasenė ir nebeaktualus, pagrindinių dalykų nesupranti. Ir tu negali eiti toliau į aukštesnės klases, 11-12, tipo, nenori gaišt laiko mokytojų, nes jeigu tu nesimokini, tau neįdomu, tai toliau, nu tai kam tu čia eik į profesinės mokyklas. O aš šiaip labai nuvertintos. Kokia jūs nuomonė apie profesinės mokyklas? Nuvertintos jos, nu, aišku, jeigu tu nori ten kažkokios karjeros, kuris susijusi su studijavimu specialium, tai aišku, tu negalėsi nueiti profesinį ir paskui gauti tą išsilavinimą, kaip čia pasakyti. Bet jeigu tu nori būti mechaniku, tai prašom, eik labai gerai. Tai ten ne vien mechanikų, Nu, tai tenai, taip ir- ta prasme, jeigu tu jau žinai iki 10 klasės, kas tu nori būti, su kuo tu nori sieti savo gyvenimą, tai tau neapsimoka. Tas pats interjero dizainas, jie gan tipo, pagal uždirbamumą žiūrėt, jie gan nemažai, man rodos, ten uždirba. Tai kaip tik čia Tai dar yra toks dalykas, jeigu tu... gauni dar praktikos. Tai tu gauni ir praktikos, jeigu tu nueini į profesinę mokyklą, tau tenai moka, kad tu lankai pamokas. Ir gerai mokys. Ir, nu, jo, ir gerai mokys, nu, bet tenai, nu, tikrai, jeigu tu pasistengsi dėsi darbą, tu tikrai gerai mokysi. Faktas. Ten bent jau kiek man pasakojo pažįstami, nu, ten nėra sunku. Ten gauni pinigų, tenai gali pigiai pavalgyti labai, jeigu tas aktualu. jo. Nes dabar pas mus mokyklą, kiek bandelės kemtent. Tokie. Kiek kepsniai kainuoja, aš ten, nežinau, Nežinau, labai senai buvau. Eurus gal. 2 eurai. 2,5, man rodos. Anksčiau kainuodavo litas 20 ar litas 30. Mažiau, man rodos, irgi dar. Nu, kažkur litą apie litą, kažkur. ja. Iš vis Kievo koledas, euras. Bandelės tos su cinamonu, kiek ten 15 centų, man rodos, Ja, kainuoja. ja. Man rodos, atsimenu, jos aukščiausia kaina tų bandelių buvo 8 centų lietuviškų. Buvo, man rodos. Nu, bet, tipo, profesinė mokykla lankai, tu gauni praktikos, va, kas tau įdomu, va, pažįstama. Pigiai pavalgai. Ta tik pavalgyti įdomu. Nu, žiūrovų, štai. Tai va, toliau tęsiant. Tai kokia jūsų nuomonė? Pavyzdžiui, žiūrėk, dabar tu, nežinau, hipotetiškai kalbant, esi 10-tokas, ne? Ir tu, pavyzdžiui, nu kas tau patiktų iš profesinės mokyklos ryčių? Nu ką tu save įsivaizduotum, nu, tai, tarkim. Save įsivaizduočiau, aš nežinau, aš nesidomėjau ten, kokiu yra. Nu, va, tarkim, paimam gerai, fotografavimas. Fotografavimas, ne? Nu, va, 10 klasėje yra pupai, tu, tipo, nu, išlaikai kokiam 5-6, ne? Žinai? Ir tau yra pasirinkimas eiti į profesinę mokyklą. Tai tu eitum ar ne? Nu, tipo, jeigu aš nenoriu ten jeigu man nereikia kažkokių ten išsilavinimų, jeigu aš nenoriu būti daktaru, tai ką man į tuos 2 metus tada kažkiek studijas, jeigu aš noriu būti fotografuot, filmuot,
Tai aš galiu tiesiog ten. Ir labai, nu, prasme, jis labai nuvertintas, nužemintas dalykas. Bet tai daug kas dabar eina į tas profesinės. Bet tai aš bent jau kiek klausiu jų nuomonės, jų labai teigiamą nuomonę. Jie žiauriai džiaugiasi, kad tenai. Bet yra esmė, kad dabar labai užkimštos tos profesinės mokyklos. Nes labai daug kas eina tenais. Tai ypač pahūrai. Bet aš manau, bet ten dauguma tokia eina, jau žinai, tokių jau. Bet jau ir dauguma eina į mechanikos. Tai čia man ras iš bahūrų. Pagrindinė. Čia didžiausias pilnas sritis. Ten veikia kameras, ten veikia. Visur veikia gerai, biški techniniai nesklandumai, reikėjo pakeisti batareiką. Tai mes grįžtam toliau, kur mes baigiam profesinės mokyklos. Ką tu ten norėjai sakyti? Kad užkimštos jau. Jo, jos labai užkimštos. Ir kad pagrinde eina vaikinai. Bet žinai, va toks dalykas yra, kad bent jau daug, gerai net daug. Keli pažįstami sakė, kad ta prasme, profesinė mokykla yra geriausias dalykas, ką jie galėjo pasirinkti iš, ar eiti tipo į profesinę mokyklą, ar į paprastą mokyklą ir baigti, atestatą tą gauti, tai profesinė mokykla yra geriausias jų pasirinkimas, jie sakė. Nes tenai su jais elgias kaip su žmonėmis, ta prasme, jos nežiūri kaip į vaikus, nežiūri kaip į mokinius, jie gali bendrai reikštas mintis ir kaip pas mus, pavyzdžiui, mokykloje yra, ne? Va, tarkim, duosim labai pavyzdį. Mūsų biologijos mokytoja, ar ne? Pasakyk, ką jinai sako apie tarpinius? Kad jeigu neatsakysi man šitą klausimą, tu esi žlugęs, gyvenime nieko nepasieksi ir neišlaikysi tarpinio. Bet jos požiūris yra toks. Ta prasme, pasirinki biologiją, ar ne? Iš tų pasirinkamųjų dalykų. Ir dabar yra toks dalykas, kad jeigu tu pasirinki, tarkim, matematiką, lietuvių, čia yra pagrindiniai dalykai, anglų pagrindinis ir yra pasirinkami ten istorija, chemija, biologija, tai visi kiti. Turi būtinai pasirinkti vieną. Pasirinki, tarkim, iš chemijos, biologijos ir fizikos pasirinki biologiją. Bet tu žinai, kad tau nei vieno iš tų trijų dalykų, tau nereikės, tu neįsi tą sritį, tau nebus aktuali ir panašiai, ta prasme. Bet tu turi pasirinkti. Jo. Tu pasirinki biologiją. Ne, šiaip nesiskundžiu, biologija yra linksmiausia pamoka, dabar sakau, iš visų. Tenai tokių dalykų mes prinarom, kad oi. Bet žodžiu. Toks dalykas, metų pradžioj mūsų mokytojas supažindino su visa tvarka, apie tarpinius egzaminus, taip toliau ir panašiai. Kas yra? Kas? Brigas stalą nuspyrė. Kur tu tą stalą nuspyrė? Never mind. Žodžiu, supažindino mūsų su visa ta tvarka, ar ne? Ir aš klausiau jos. Tai mokytoja, jeigu aš nenoriu laikyti to tarpinio egzamino, ta prasme, jis privalomas jo, bet tipo, aš jį laikysiu, bet ką aš gausiu, tai man visiškai nerūpi. Ten teigiamas, neigiamas, 4, 5, 6 ir taip toliau, ta sistema, žodžiu, man visiškai nerūpi. Nes aš neįsiu savo gyvenimo srity, žinau 100% su biologija, arba su fizika, arba su chemija tuo labiau. Yeah. Žinai? Tai jeigu aš dabar neįsiu į tą sritį, man jos nereikės, bet jinai sako, tu privalai laikyti tarpinį egzaminą, tu privalai mokytis, tu būtinai turi jam pasiruošti. Man žinok, yra nesvarbu, ar tu laikai egzaminą, ar tu jo nelaikai, ar tau įdomi ta biologija, ar tu neįdomi. Tu ją pasirinkai, taip, buvo parašyta man lapą, biologija pasirinkta, toks ir toks vardas, ir tu laikysi tarpinį egzaminą. Ir, ta prasme, kur čia logika? Tai patikrina tavo žinias, ką išmokai. Čia tipo toks yra tikslas. Bet man tai neaktualu, kodėl? Bet aš tipo kam daryti namų darbus, tos biologijos, tenai stengtis, gauti pažymius, taip toliau, tau nereikės to gyvenime dalyko. Aš žinau, kad man nereikės, tai kam man dar dėti laiko, savo pastangų ties tuo dalyku. Tai gerai, tu žinai, bet tai yra daugelis, gal pusė 11-okų dabartinių, kurie vis dar nežino, ką jie nori daryti. Tai gerai, jeigu jie nežino. Jie galvoja, kad jiem nereikia, jie vis dėlto nelaikys to tarpinio ir tada galiausiai jiem reikia. Privaloma laikys. Tai taip, bet jeigu būtų neprivalomas, tarkim. Bet jie yra privalomi. O tam ir yra dalykas. Jau tu privalai laikyti. Bet jeigu tu nenori ir tu žinai, kad tau nereikia to daryti, tai kam tau jis? Tai gerai, blogai išlaikyk, nesimokyk. Bet kodėl, žiūrėk, dabar aš galėčiau. Tipo, ateini, sakau mokytojai, ane? Nelaikau egzaminą. 100% žinau, neįsiu aš jokį ten biologijos, chemijos universitetą, tipo. Neįsiu. Žinau, kaip faktą. Eisiu ten, paimkim kokį, nežinau, verslo sritis, ne?
neįsiu biologiją. Tai dabar mokyta, tai, o tai ką man mokytis ties to dalykų, ties biologiją? Ką man įdėti čia pastangų? Čia, kodėl tu manęs klausi, tu švietimo ministerijos klausi, ar kažko, kas ten daro iš kokia jūsų nuomonė? Nu, kodėl taip daroma? Nu, tarkim, lietuvių ir matematikos, anglų, tų, kurie žinai, kad Tie taip, reikės, aš to suprantu, tie yra privalomi ir aš gerai suprantu, tos reikia mokyti. tie tau palengvins patį egzaminą, tu galėsi ir geriau pasiruošti kitiem metam ir panašiai. Bet ten ar geografijos kokios, ar biologijos, nu man... Nu, ar tai, muzikos tos pačios, jeigu... muzikos nėra. Ne, nu tai gerai, bet tai, jeigu būtų privalomas muzikos, nu tai... Nu, tada iš viso nesąmonė būtų. Nu, tipo, žinai, koks natas parašyk. Atsimenu dar Pagrok. natas. Oi, Natų. ne. Kas mokėsi natas mokyklai? Tipo, gerai išmokti, bet kurios naudingos? Ne, nu, tai Nu, jeigu tu lankai muzikuoja. muzikos mokyklą, tai tau gerai, bet... Na tai... gerai, bet tipo, ką jūs veikėt per muzikos pamokas? Nes aš kiek girdžiu, nieks niekada nieko nedaro. Nu, tai nesu ką. Dainuoja gal kartais ir viskas. Tai būna dainininkų, žinai, kurie, nu, žino, vat, mes irgi turim mūsų klasiai. Auksė, vat, pavyzdžiui. Jinai muzikuoja Smuika. smuiko groja. Labai gražiai groja. Negirdėjau. Tai jai tai reikia tų Na natų, gerai, žinai. jai reikia. Bet man tai jinai biologijos tai muzikos nereikia. Bet jinai, tai į muzikos mokyklą. eina. Taip, nu tai jinai žino, kad jinai, nu, jinai irgi, man rodos, tikrai kokią biologiją, tai tikrai neįs, jinai nepasirinko Nu, tai va. biologijos, tai jai nereikės. Jinai žino, jinai eina į Čia muziką. mažai kam iš dabartinių 11-okų reikia biologijos. Taip, bet tame Nes ir yra. mažai kas eina į mediciną, medicinai plus dar reikia chemijos. Taip, Tai- bet tas vat ir yra, mes žinom, kad mums nereikia biologijos, bet mus verčia mokytis ir Galėtų laikyti. iš jūsų duoti pasirinkamus dalykus, tai lietuvių matematika, užsienio kalba, kažkokia privaloma ir tada jau toliau, ko reikia, tą pasirinkti ir viskas. Tai kodėl, pavyzdžiui, nemoko dalykų, kurių, pavyzdžiui, reiktų kaip profesiniai mokyklai? Nu, nes čia ne profesinė mokykla, Nu, čia taip, mes, bet kodėl mes- va, čia suprantate, Mūsų mes... ruošia universitetam visiems. Taip, mūsų ruošia, kad mes šaibų išleistume universitetams ir tenai dar praleistume Yeah. 4 mokslo Nu ir tada metus. būtumėm NPC visi. Yeah. Visi tą patį darytumėm. Nu, ja, nu, nežinai. Ofisinį darbą dirbtumėm ir... Nu, bet yra, ta prasme, aš tikrai savo pat pažįstamą žinau, kad kai kuriem labai patinka tas savo ofisinis darbas, prie stalo sėdėti, popierius, tu žinai, Nu, tai žiūrėti. kur tie, kurie patinka sėdėti ir visą laiką žiūrėti į ekraną, tai jo, bet... Nu, bet jie ir atrodo kaip NPCs. Nu, tai... Ai, tik toko laivai, va, NPC prisiminiau. Nežinau, kaip man susijęjo šitas mintis, bet prisiminiau. Nu. Dabar tik toko trendas yra Minecraftą žaisti, padovanoja kažką, susprogdina ir jie verkia. Ir dar vėl iš... Ką? Nu, jie turi kažkokią budelę, kvadratą. Jie tenais... Tipo, na. A, jo. Mačiau. Nu, Žod- ten trauma, tiesiog. Tas pats, kas NPC laivas. Žodžiu, Nu, jie yra dėžė ir jie ten turi užpildyti, tarkim, yra ironas, goldas, deimantai ir emeraldas ir jie turi tipo po 3 lėrius, po gal 20 blokų užpildyti ir tu padainti, pavyzdžiui, rozytę, rožę ir tau užmeta tentį ir sprogdina ir tu toliau pildai. Ir tipo čia toks money Ir tada tu farmas. turi dar palaukti, kai viską supildo, turi, nu, įvairiai ten, bet tipo, dažniausiai 15 sekundžių ir tada tos 15 sekundžių, aišku, eina pusę minutės, nes ten padvigubintas laikas. Ir Bet koks tikslas, kodėl... kad rožyčių prisirink, ko Nu, gerai, aš tą tai Šaipo. suprantu, bet koks tikslas toks sprogdinti. Nu taip, jie, suprantate, Nu, čia Ko žiūrovai tikisi, susprogdina jie Minecraft'ą tikisi, kažką? kad jisai supyks ant jų ir tiesiog išjungs laivą ar kažką, Tas jie pats, tikisi kai reidžo iš jo. ten, ką žinau, Gerda Bieliauskaitė daro tą NPC laivą, nieks jai nedovanoja ir tada pradeda rėkti. Ne, man va tie vat laivai tai yra džiauriausias dalykas, koks atsitiko tik per TikToko visą istoriją. Ta prasme, kodėl, nu, aš suprantu gerai žmonės, Ir dabar dingo šitie laivai. Kur jie dingo? man tai žinok vis dar meta. Man tai dabar tos Minecraftos met. Man va tų kaip tik aš nemačiau, man meta, aš žinau vieną dalyką, kad man meta tą čiavaką iš New Yorko, kuris gatvėje to šūdus daro. Oi, šitas anksčiau buvo. Man Šitas jis prieš vis dar mėnesį. meta. Nežinau. Žinau kodėl. Bet, tipo, Bet jie ir užsidirbo gerai. nu, gerai, aš suprantu, tipo, per TikToko laivą tu gali užsidirbti pinigų. Normaliai. Taip, čia yra faktas, gali normaliai užsidirbti. Bet ant kiek žmonės yra desperate dėl pinigų, kad jie taip žemina savo savivertę. Būtent. Sen. Bet ten tiesiog trauma, tu turi būti traumuotas ant jau nežinau kokio lygio, kad taip daryt. Ne, žiūrėk. Arba išsilavinimo neturėti. Pavyzdžiui, Kaip Gerda. turi, Bet Tas- neužsidirba daug pinigų. turi Daugiau negu tas paprastas darbas. Žiūrėk, pavyzdžiui, tas Minecrafto Bet jinai ir schemas. OnlyFansus daro. Žiūrėk, Nu gal. Minecrafto laivas, ten kur stato blokus, tu gali literaliai pasitapinti botą, kuris tai darytų, uždėti kažkokių fake garsų, įrašyti
prirekordinti. Jie dar su filtrais būna, ten Tai- apsiverkusiais ir čia atseit, kad tiesiog- labai liūdna ir tiesiog, guys. Ir toliau stato. Ir čia tiesiog Bet kaip žmonės jie gauna nesupranta tokio pinigų, dalyko? kol jie, pavyzdžiui, eina ten hangout'ina su draugais, jie paleidžia į botą ir gauna pinigų už tai. Bet aš to niekada Tai, kad nesuprantu, kodėl taip žmonės daro. Tipo, Tipo, čia smart, čia robotų ne, šitas. nu, aš vat suprantu tos dalykus, nu, tipo, kur va šitie va, tie NPCs, tipo, kurie to šūdus daro. Nu, gerai, žmonėm, kuriem neturi pinigų ir jie gali tiesiog savo leisti, tipo, išleidžia ten, nežinau, rožę, nu ir gerai padėkoju aš tau tą rožę, tipo, žinai, padarydamas ten visokią šūdą. Nu gerai, gal smagu gali, tipo, pasižiūrėti, pasipizdoti žmogaus. Nu, bet daryti dėl tokį šūdą, dėl Minecraft'o kažkokio. Nu, ten, sakau, užsideda filtrus, kad atsitverkia ten tas, kur yra visas veidas perkreiptas, raudonos akis ir tada, don't do it. Ir toliau tęs. Nu, tipo, laiko švaistimas. Grįžtam po trumpos reklaminės pertraukėlės ir dabar aš Instagram'o jūsų buvau paprašęs parašyti klausimų apie podcastą, apie ką jūs norėtumėte išgirsti, apie ką mes galėtume pakalbėti. Tai va, dabar paskaitysiu jums įdomiausius atrinktus klausimus. Birylą ištrink. Sorry. Tai va. Kaip manot, ar išsilavinimas yra svarbus? Ne visada. Dauguma, Nu, jeigu profesinę, tarkim, mokyklą skaitom kaip išsilavinimą, nu tai tada didžioji dalis yra svarbi. Nu, bet jie visi žino, ką jie daro. Jeigu vat, Nu tai va, būtent. mokyklos atestatai, baigtos 12 klasių ir gauni Jeigu tu lapą. nori į universitetą, taip, čia svarbu, bet jeigu tu nenori, tai kam? Nėra svarbu. Taip, aš žinok, pilnai sutinku su tavim. O ką tu manai? vieni turtingiausių pasaulio žmonių, man rodos, net vidurinės nebaigė. Jo, irgi tiesa. Nu, bet matai, čia labai yra tokios dvi grupės žmonių. Vieni, tipo, kurie, supranta, kaip pinigus reikia uždirbti, kad ne vieni darbo reikai, žinai, kur, tipo, tu iš bet ko realiai gali pasidaryti pinigų, tipo, gali parduoti šitą moliūgą, kurį mes radom čia. Mes ką tik kalbėjome apie Minecraft laivus, jie ten uždirba Nu tai va. šimtais. Ja, gali laivus daryti, gali moliūgus pardavinėti, gali, ką žinau, sausainius pardavinėti, tipo, visur yra pinigai, žinai. Ir yra kita grupė žmonių, kurie tipo, žinai, mokyklai ten labai gerai mokosi, kurie ten labai stengiasi, galvoja, Bet tai eik, koks tolkas? žiūrėk, jie, tipo, eik tu savo, žinai, 10-ukais mokysiuos, gerai ten viską iškalsiu, atsiminsiu, pasakysiu mokytojai, baigsiu 12 klasių, eisiu į universitetą, išleisiu ten, nežinau, 10 000 daugiau, mažiau, žinai, kokį universitetą nori, gausi išsilavinimą, 4 metus prasimokysi ir eisi dirbti darbą. Ir dar magistrą. Dar magistrą, dar stengtis, dažnai gyvenimo švaistyti, gyvenimo neturėti. Dar šeimą, kur jeigu nori. Ir tada dirbsi darbą už kokius 4 000 geriausiu atveju, žinai. Tada dar Jeigu skolas. magistrą, aišku, turėsi. Jeigu dar magistrą dar neišlaikysi, dar metai gyvenimo, dar pinigai, dar taip toliau, žinai. Ir rezultate turėsi skolas, 5 kokius 6 metus tiesiog išleistus, taip šunio nuo dego, žinai. Ir dirbsi non-stop. Nu tai šitie influenceriai, tarkim. Nori, daug kas turi išsilavinimą aukštą. Daug kas turi. Gerai, gal 12 klasių taip pabaiga, kad diplomą turėti ir viskas, kad jeigu užsinorės varytų į universitetą. Bet matai, jie ir nedirba to paprasto darbo. Tai va būtent, jie be išsilavinimo dirba. Nu, ir jie Ir jie uždirba, padaro, žinai, postą, ten koks 100 000 sekėjų turi, padaro postą, užsidirba 500 eurų gal. tai aš mačiau, kad ir po 5000 followerių žmonės daro reklamas. Nu, tai va, Ir ir užsidirba po kelius šimtus. Tipo. ar tu tipo gali per, gerai, kiek tą postą žiūrint, gerai, ten sunkesnį kokį postą padaryti, nežinau, išleidi 2-3 valandas, 4-5 max. Nu čia tipo jo darbas, Žinai, bet ir gauni atlyginimą toksai kaip vos ne mėnesio atlyginimą žmogaus, kuris ten kaviniai dirba 8 valandas į dieną ir panašiai. Nu tai, come on. Arba tipo. to paties oficinio. Kai kurie. Man tai, žinok, džiauriai nepatinka tokie darbai. Aš gyvenime nenorėčiau tokia dirbti. Aš trumpai galiu pabūti prie kompo, bet Nu, bet, tipo, Toliau. 8 valandas sėdėt, čia yra blogai. Bežys. aš niekaip negalėsiu, aš nežinau, kaip žmonės sugeba dirbti tokius darbus. Man po 2 jiem valandų patinka. skausa šiknas, sak sėdėti vieną. Tavo akis pavarsta, tu pats pavargsti, tu užsiknisi Ir taip savaitę. ir taip savaitė iš savaitės, diena iš dienos darai ir 8 be iki tikslo. 5 vakaro. Ne, bet tai prisimink, kad penktadienis jiem valandą ar 2 trumpiau darbo diena, tai Eik tu sau- Nu tai žinok, dėl vien dėl Tai šito. šis verta. Ne, nu bet tipo labai žiauru, kaip skiriasi. Nu ir va ta mokykla, nu gerai, nu tipo, gausi tą atestatą. Ką dabar?
Tipo, ar Jeigu aš tu baigiau... nenori išsilavinimo, tai Gerai, nu, dar pinigai. Nu, bet, tipo, pasibaigi tas 12 klasių. Ką toliau? Tipo, jeigu aš nenoriu studijuoti, o aš taip gerai mokiausi mokykloje, žinai, gaudau 10, gerai baisiai mokiausi, bet dabar yra tikras gyvenimas ir čia visiškai netaip veikia. Tai aišku, eini dirbti kažkur, ką žinau, kavinę, kur nereikia išsilavinimo ir paskui galvoji, ką tu nori veikti. Ir galvoji, kodėl aš leidau tiek laiko mokykloje. Yra šitų pavyzdžių, tarkim, gyvenime, kad, tipo, nueina dirbti į kavinę kaip padavėjas koks nors ir tada tampa vyriausiu direktoriumi tam tos kavinės. Na jo, bet po kiek čia metų laiko tai išeina. Nu jo, bet jeigu tau užtenka to atlyginimo, tai go ahead. Ja, na aišku, žinai, nieko greitai nebus, šitam gyvenime čia yra faktas. Su laiku. Nu, bet blemba, kaviniai dirbti diena iš dienos. Na aišku, žinai, reikia geriau čia. Negu oficinis darbas. Žinai, geriau negu nieko visiškai neveikia. Abiejose pakerta. Ja. Bet ten... Bet žinai, gal kaviniai dirbti ir nėra. Ne, blogai tai tikrai nėra. Tikrai yra daug plius. Nu, geriau negu ofise, kur dar nuo to kompo tavo smegenis džiūsta tiesiog nuo informacijos visos. Ne, tas tai jo, bet kai kuriem patinka, tai žinai. Tikrai yra tokių žmonių, aš žinau. Arba tikrai. tiesiog pagal išsilavimą eina dirbti. Arba čia tiesiog nėra jam kito pasirinkimo, žinai. Tėvai ten privertė, žinai, tėvai darė įtaką ar panašiai. Ir jie, tipo, negali pasirinkti, ką daryti, negaliu, nežinau, tipo. Tai čia yra toks dalykas. O jūs tėvai verčia kažkur mokyti studijuoti, tipo, kad baigit gerai mokyklą ir eisite tenai. Aš noriu, kad tu būtų ten daktarė, noriu būti, kad tu, nežinau, ten... Nu, kažkas, tipo, būtų. Yra jums toks dalykas, jums sako kažką? Nėra, kad verčia, bet sako, o ką tu nori toliau gyvenime veikti? Sakau, nežinau, ten gal kažką su videografija, editinimas, ten dizainas. Bet nėra taip, kad tave ten, tipo, aš baig mokyklą ir eik universitetą, būtinai. Ne, sako, tai vat, ko tu nori būti, sakau, nu, vas šitų. Ai, tai gerai. Tai čia, ką tu turi mokytis dėl to? Į koks universitetas, kokia mokymo įstaiga tai daro. Nežinau. O tave? Manęs visiškai nei moksluose nespaudžia niekur. Tiesiog, tipo, sako, tu pati žinai, kad jeigu, tipo, norėsi kažkur eiti, kažkokią karjerą turėti, vis tiek plius minus dauguma karjerų turi turėti universitetą išsilavinimą. Ir tam, kad į universitetą įstotų, vis tiek turėsi mokykloje mokintis, bent jau 8-ukais, ką žinau. Ir, tipo, čia nuo tavęs viskas priklauso, tu savo gyvenimą stataisi, ne mes. Aš kaip žuvikas, nema. Pas mane iškart dingsta. Baigiama reikalingas išsilavinimas. Tai va, tu sakai, kad esi irgi tėvai nespaudžia, ne visiškai. Visiškai. Aš žinau, kad Mama nesako priklauso ir viskas. Bet aš žinok ir labai džiaugiuosi, nes pas mane irgi tokia situacija ir aš tikrai labai feelinu, ta prasme, aš galiu relėtinti tiem, kurie, tipo, žinau, kad, tipo, tu, ta mokykla, žinai, nepakeis tavo gyvenimą, žinai, tu nebus ten kažkoks durnesnis ar blogesnis žmogus, jeigu tu nebaigs tas 12 klasių, tipo, ar tu blogai mokinsis ar kažką. Man tipo sako, aišku, man mama sako, tu mokykis, gerus pažymius gauk, bet aš manau, jinai supranta, kad mokykla nėra tas dalykas, kur labai tau, žinai, pakeis gyvenimą. Aš, tipo, daug ką nustato vien dėl tų pažymų. Dėl tų įstojimų. Bet tie pažymiai, jie visiškai, ta prasme, neturi įtakos. Dabar žiūrėk, toks dalykas, tipo. Va šiandien pavyzdys. Pirmadienis mums reikėjo parašyti lietuvių rašinį samprotavimo. Apie ten tokį ir tokį ten Sarbievijus, ar ne? Reikėjo parašyti rašinį, remtis eilėraščių ir panašiai. Dabar yra toks dalykas kaip ChatGPT, ar ne? Aš tai jo nemoku naudotis, tarkim. Nemokai. Labai geras dalykas, ta prasme. Aš net nebandžiau dar naudotis. Tai paklausyk, tai va, vakar aš tiesiog, tipo, nurašau ChatGPT, ten parašyk, man nurašau klausimą viską, samprotavimo pastraipą ir tada vieną dalyką, kurį man reikėjo įdėti, tai teiginys, tipo, ten samprotavimo teiginys, mano teiginys buvo, kodėl pasaulis toks sudėtingas ir nesuprantamas ir kažkas panašaus, ne? Aš parašau viską, ir per 10-15 sekundžių man parašo va tokios apimties tekstą, lietuviškai, su visais kableliais. Bet tu supranti, kad mus moko šitiem tarpiniam kalbėjimui. Tai kalbėjimas, tai aš suprantu. Nes mes turėsim šnekėti visais tais samprotavimo. Šnekėti aš suprantu jo, bet tas dalykas, kad tu gali gauti visą informaciją per 15 sekundžių
Na, aš suprantu, ten turi lavinti savo mąstyseną, turi galvoti kaip kitaip savo žodyną lavinti. Taip, aš visiškai sutinku, čia tas dalykas yra būtinas. Bet kai tau dabar yra tokios technologijos, kurie mokytojai dar nesupranta, kad yra tokios technologijos, jie nežino apie tokius dalykus. Nu ir va čia, ne, kažkaip keista, nekeista, mane pakvietė paskaityti. Paskaitau, sako, paskaitau aš jai visą šitą prieš klasę. Man patiko. Geros mintis, tik ten 2 klaidelės, ten tipo negali savo eilėrašties ir sakyt, ir dar ten kažkokia klaida buvo. Gavau 3 pliusus už tiesiog, nurašiau tekstą realiai. Ir jie nesupranta, ir jie galvoja, nu, kad, tipo, tu pats darai, žinai. Tai vat, kur yra logika, kad dabar visas matematika. Man vat, daugiausiai klausimų kelintis dalykas, kodėl tos matematikos reikia tokios? Ta prasme tokios. Tipo, vat, kam vat mums tangentas, sinusas ir panašiai? Kam vat visokie tokie dalykai? Bet tie, kurie nori ten studijuoti kažką su matematika susijusią, su fizika, jiem ten reikia. Taip, bet sutinku. Tokiem kaip mum. Bet vat, aš, nu, kurie aš nenoriu teoremų spręs kokių ten, žinai, aš nenoriu eiti skaičiuot. Nu, aš nenoriu aukštosios matematikos mokytis, ne? Aš sakau, nu, bet aš nenoriu, tipo, ne? Šitas šūdas neuždengia? Gal ir uždengia, nežinau, bet aš nenoriu. Ir mūsų klasė, visa klasė mokytas, nu, kurie jau ten sprendžiam tokius uždavinius, kur, tipo, ką, aš nesuprantu, tipo, ką, kodėl, žinai, o mes pritaikysim mokytojo gyvenime. Nu, žinokit, gal ir nepritaikysit, gal ir jums ir nereikės ten, žinai, skaičiuoti tokių dalykų, bet tarpiniai egzaminai turi mokytis. Vėl tie tarpiniai. Nu, visur jos prikiša. Tiesiog mums kiša šitą dalyką, nes taip egzaminas parašytas. Bet Jeigu nebūtų tokio dalyko egzaminė, mes net nesimokytumėm tų visų tangentų, sinusų. Taip. Nu, kuris vat iš jūsų gyvenime, arba jūsų tėvai, arba kokie vyresni pažįstami, panaudoja va tokius dalykus, kuriuos mes mokome. Niekur. Apskaičiuoti plotą. Nu gerai, architekt. Nu taip, va tokie, nu taip, tokie dalykai. Bet taip. Tai čia ir lengva. Bet kur, nu tas, aš nesuprantu, tas lygčių visas prastinimas, tos, nu visokios šaknis, taip toliau, nu kam? Tu to nepritaikysi gyvenime net. Jeigu ten iš viso kokios komunikacijos sritis nori eiti, arba ten vadyba, teatras, koks dainavimas, dar kažkas, nu, tu nereikia matematikos. Tu turi, taip, iki 5 klasės. Bet tai esmė, kad ir net psichologijai naudojama. Aš galvojau, tipo, žiūrėjau visus universitetus, tipo, žiūrėjau ten dėl kažko. Ir tam, kad į psichologiją įstot, tau reikia matematikos egzo. Ir gerai išlaikyto. Nes tu tenais, kai studijuoji, tu mokaisi matematiką. Ir ten sudėtingesnė dar matematika. Tai kur čia prikolas? Aš nesivaizduoju, kam psichologijai galėtų reikėti matematikos. Tipo, psichologija turi žiūrėti žmogaus būseną, jo tipo reakcija, kaip jo kūno kalba ir panašiai, kaip jisai mąsto, galvoja, ką, nu, bet ar taip pat duoda uždavinius išspręsti matematinę lygtį, tipo, kaip tu sprendi, ar tu greit susinervuoji, žinai, tipo. Šiaip šitas gali būti, man rodos. Bet žinai, čia vis tiek žiūri, kaip jisai sprendžia. Kaip tu reaguoji, gal? Jo į reakciją žiūri, bet nežiūri, ar jis teisingai sprendžia, ar jis durnas, ar jis nežiūri, tipo. Nu, gal ir žiūri, aš nežinau, aš ne psichologijos, neįsivaizduoju. Tai duoda matematikam išspręsti ne psichologai, kurie veda pamokas. Gal. Tuos darbus. Ir tada pasako, ar gerai, blogai. Nu, atsidomi labai, kodėl psichologijai reikia matematikos. Nu, čia toks mano išradimas buvo. Praeitos ar užpraeitos savaitės. Labai vis keista. Nes aš, kai sirgau, aš taip neturėjau ką veikti, aš taip visko domėjaus. Ką dar geras sužinai? Kad yra universitetų nemokamų. Kurie? Lietuvoje? Tai pačioje Amerikoje, o tarkim, ta pati psichologija, nes aš ten pro universitetus tiesiog vaikščiau, nemokamai New York'e. Nu, 4 metus. Psichologijos. Taip. Bet tu ten pragyveniau, aišku, už 4,000 per mėnesį. Tai, žinai, daugiau, žinok. Nu, tai taip, nu, ten plius minus. No. Tai tas pats, kas nuvaryti pigesnę šalį, kur gerai išmoko ir sumokėtos pinigus į metus. Nėra toks dalykas, jeigu jūs nemokamas tas universitetas, tai žinai, ten ir išmoksi kaip nemokamų. Nu, taip, kur ten eisi po tai darbą kokį ieškoti, ten eisi, nežinau, įstaigas kokias, nu, ne privačias, ta prasme, kur ten tiesiog valstybinės. Gali būti, neįsivaizduoju. Bet žodžiu. Gerai, keliavom prie mūsų kito klausimo.
Sakyk, matematikos balygę, mokytoja. Ne, negalima. Kokia jūsų nuomonė apie universitetus ir kodėl? Nu. Gerai, gerai. Mes jau labai daug apie šitą šnekėjom. Šiaip jau. Universitetas. Tai gerai, apibendrinam. Ar reikalingas universitetas žmogui, kuris žino, kad jis gali, darydamas iš savęs, mokydamasis per internetą, ten taip toliau, kur labai populiaru dabar yra, ne kitaip leisk perfrazuot, ar gali žmogus pasiekti daugiau, mokydamasis pats, tipo internete, ten ieškodamas informacijos ar panašiai, negu žmogus mokėdamas pinigus universitete? Žiūrint, koks darbas. Tarkim, tie... Netradicinį tokį darbą, kur... Montuot, tarkim, videkus. Žinai, kur labai populiaru yra verslas, tikrai visi kalba apie verslą ir tipo... Verslui reikia. Tu parodyt. Bet, žinai... Tam, kad galėtum pirkti įstaigą, ne įstaigą. Akcijas. Vietą. Nekilnojamą turtą? Nekilnojamą turtą. Uabą, tipo, kur tau nereikia... Taip, bet tai, kad tu pradėtum tenais verslą daryti, tau reikia, kad tu supranti, ką tu darai. Taip, bet ar tokių žinių nėra internete? Yra, bet tai jiem reikia lapo, kad tu mokysi, išlaikiai. Ne. Jeigu tu nori uabą įkurt, uždarai akciją bendrovę, tau nereikia jokio atestato. Nereikia? Ne. Tu gali bele kada įkurt. Tenai reikia, man rodos, 5,000 eurų pradinės investicijos ir dar kažko ten reikia, man rodos. Nepasakysiu tiksliai. Koks tolkas mokytis tada iš viso? Tai aš tau ir noriu tą pasakyti, tipo. Ar tau būtinai reikia... Bet jeigu, tarkim, žmogus nori trenerio darbą dirbti. Bet mes kalbam apie verslą dabar, pavyzdžiui. Taip, bet tai tu apie universitetą klausai. Tai taip, ar reikia, kad žmogus taptų finansiškai nepriklausomas, ar jam būtinai reikia universiteto apie verslą, ar jis gali mokytis pats, kelt savo klausimus. Geriausias Elon Muskas. Koks jis dabar šitas turtingiausias vyras? Tarkim, Elonas Muskas. Bet, ta prasme, jo, jis ėjo universitetą, bet jis pats kūrė, jis pats... Ką jis pirmai kūrė? Ne Tesla? Ne Tesla tikrai, manau. Nežinau. Arba, pavyzdžiui, Billas Gatesas, Microsoftą pats. Jis iškoėjo ten į top notch universitetą, bet jis pats darė. Jeigu jisai nebūtų pats darė su kompiuteriais... O tai ką jis studijavo? Harvarde, man rodos. O ką? Jeigu neklystus, kažką su kompiuteriais, programavimas, kažkas tokio. Tada. Aišku, aš nežinau. Jeigu jis būtų visiškai kitas... Bet čia, žinai, o tokie utopiniai pavyzdžiai, ta prasme. Yra tikrai pilna daug kitų variantų, kur žmonės tiesiog, tipo, nebaigė mokyklą, vos ten nebaigė. Ne universitetus. Čia Kingas, tarkim. Prie ko? Dirkštys, tai šis 8 klasėsgi baigęs. Ir dabar šaibas kala. Ir kam jam universitetas? Tai va būtent. Ta prasme, jis daugiau uždirba, spėjai nieko neveikdamas. Bet jūs mūsų neklausykite ir darykit, ką jūs norite. Mes, žinai, patarimų nedaug. Svarbiausia turėti gerą idėją. Jo, idėja, ta prasme, 100% yra geriausias dalykas. Gerai, bet jeigu tu kuri verslą, ko reikia? Nes dabar viskas pasaulyje yra, literaliai viskas. Supratimo, kaip daryti pinigus. Gerai, o ką tu darysi? Daug pavyzdį. Kokį verslą tu kursi? Kas tau patinka? Apie ką tu išmanai, ko tu domies? Ko trūksta pasaulyje? Bet tai dabar problemas nieko netrūksta pasaulyje, tame trūksta. Vis laik kažko trūksta. Taip. Kažkur vis laik problema, pavyzdžiui. Pavyzdys, dabar ko trūksta? Dabar aš to nepasakysiu. Gerai, kokią problemą dabar turi gyvenime? Tokia kasdieninė ar dar kažkokia. Žiūrėk. Tikrai turi problemų. Smegenų sutrikimas. Žiūrėk, eini į mokyklą, sunkios kuprinės. Ir tu sakai, ką aš galiu sukurti, kad tai būtų paprasčiau. Yra begalė idėjų, tik reikia gerai pagalvoti. Visi lagaminus nešiokimės iš šaulį ir viskas. Bet nėra komfortas. Ką galiu pakeisti, kad būtų komfortas? Tai tu tiesiog trauki jį. Gerai, bet tau nepatogu, pavyzdžiui, skauda rankas. Lietinga diena. Didesnis rankos, geresnis gyvenimas. Ne, čia vyromis sakiau. Šiuolaikiniam pasaulyje, ta prasme, dabar, kai tie visi ChatGPT, dirbtinį intelektą atsiranda, yra begalė būdų, kaip tu gali užsidirbti pinigų ir kaip tu gali padėti žmonėms spręsti problemas. Taip. Tu gali kurti ten visokias sistemas, kurios tau padeda verslui ten, kaip čia pasakyti. Lengviau, pavyzdžiui, ten deklaruoti formas visokias, ten
skambučius. Nu, ta prasme, dirbtinis intelektas tau viską gali padaryti. Tik aišku, gal žmonės nemoka naudotis, tai tu gali pasimti ten, tarkim, kokią sritį, nežinau. Bet čia labiau nuo, ką aš žinau, 5 metų žmonėm ir vyresniem. Bet dabar, žinok, kad ir kokie aš spėčiau, 30 mečiai ne visi moka naudotis. Tu pagalvoji, ten kažkas tipo yra, kam man to reikia. Aš nemoku naudotis. Bet tu nemoki naudotis. Ne, tiesiog senesni žmonės netiki, kad robotas gali padaryti kažką geriau. Ir jis gali labai greitai tą padaryti. Jo, bet jie netiki tuo, tiesiog sako, ne, čia yra nesąmonė. Tu gali visą informaciją, ta prasme. Tave apgrobs tavo informaciją, Taip, jie dar tau gali, pavyzdžiui, tau reikia ten, nežinau, įforminti dar kažką, tipo, žiauriai ilgą ten tekstą, žinai. Arba, pavyzdžiui, teisininkai ten, belia kokias, tipo, ilgą tas teismų, visą tą įrašą, mane ten reikia padaryk ten main bullet pointus, ne? Tu visą tiesiog tekstą gali paistinti į dirbtinį intelektą, ar tau duos tau pagrindinius dalykus, apie ką buvo kalbama, kur ten pagrindinis aspektas buvo ir visa kita. Ir tau nereikės praleisti begalę valandų, skaitant tą tekstą ir žiūrėti. Tu gali viską parašyti, tau sudėlioja ir vse. Bet tai tokius ir paims visi robotai tuos darbus. Banko visus darbuotojus perims, tos pačius tie, kur sėdi teisme, kur turi rašyti visą pokalbį, kaip jie ten. Aš manau tikrai ateityje. Jau šiaip yra tokie dalykai. Taip. Nebeliksiu tiesiog. Ko nepakeisti mokytojų, influencerių, kokiu nors. Aš labai norėčiau, kad švietimo sistema mūsų pakeistų. Ne, čia būtų Manomas toks dalykas, kad tipo, taip durna tiesiog. Ateityje. Ar manot, ateis ateityje kokį po 20 metų, kokie protingi žmonės į Seimą, į švietimo ministeriją? Seimas ir protingi žmonės. Bet ar įmanoma, kad ateis va tokie, tarkim, mūsų metų žmonės, kurie užaugę, žino, kaip reikia, ko reikia. Vėl keisis. Aišku, tai dabar va jau keičiasi, ta prasme, ir va tyla. Aš manau, dabartiniai žmonės supranta, bent jau mažoji dalis, kaip iš tikrųjų turi būti viskas. Kad nereikėtų, žinai, ten mokytis, taip toliau, to viską gali padaryti. Ar bus Lietuvoje ateityje tokia va švietimo sistema, kur iš tikrųjų jau mokyklai mokydamasis, tu gerai iki 5 klasės, iki 5 klasės jo, turi ten mokytis, pagrindiniai dalykai, taip svarbu. Bet jau vis toliau einant į klasės jau ar atsiras tokie dalykai, kurie iš tikrųjų aktualūs žmonėms. Nemanot? Tai pačioj 12 klasiai mokaisi matematiką. Tu niekur jos nepanaudosi. Tu pasiėmei tik tam, kad laikyti egzus. Taip. O toliau reikalingų dalykų, šiaip kuriuos gyvenime panaudosi, nemoko jų daugiau. Bet nemanai, kad pakeis? Čia mes turim tiesiog laikytis to, jau kiek. Kada mokykla atsirado? O Jėzu. Labai senai. Tu istoriją mokėsi, ne mes. Kada mokykla atsirado? Jau 1000 metų. Ir ar matai kažkokius pakeitimus? Tai mokykla ir padarė tam, kad neatsirastų tokių žmonių, kurie galėtų už save galvot savo mintim ir negalėtų daryti kažko, ko paprasti žmonės negali. Ta iš vis mokyklagi sukūrė tam, kad rašyti išmoktų. Taip. Viskas. Kad neturtingus palik neturtingais. Ne, gerai, keliam per kitą klausimą. Kokia čia užduot? Va šitas bus jums įdomesnis ir reikės pasukti galvą. Kaip manot, kodėl šiais laikais jaunimas pasižymi vertybių bei prioritetų vertinimo trūkumų? Biški paprastink. Kas? Nes labai jau reikia suprasti. Kodėl, pavyzdžiui, šių žmonių, šių laikų, šios kartos vertybės yra tokios suprastėjusios? Nes... Kas įtako? Nes jie įsivaizduoja, kad jie tai kietai. Nes, tarkim, dabartiniai penktokai, tu pažiūrėk, vaikšto su naujausiais telefonais, negerbė nei tėvų, nei mokytų, nei vyresnių, jiems viskas... Bet kodėl jie mano, kad tai taip pat... Tai kietai. Dėl ko taip yra? Aš manau, kad tiesiog dabartiniai tėvai jau... Dabartiniai tėvai jau yra... Jie netaip mąsto, kaip... Realiai mes... Jie netaip biškiauklėja tos vaikus. Jo. Bet per daug skirtingi. Mūsų dabartiniai tėvai yra realiai paskutinė karta, kurie kažką įrodys gero. Ir kurie galėjo realiai vaikus mušti. Jo, ir dabar tiesiog bus žlugimas. Mūsų išauklėja taip. Taip, bet
Ta prasme, sakykit, ką norit, aš manau, diržas buvo gera auklėjimo priemonė. Faktas. Taip, Dabar dabartiniai vaikai nieko nebijo. Ir jie dabar specialiai, tipo, dar tėvams sako, ką tu man padarysi, nieko tu man negali padaryti, aš Taip, pasiskosiu, taip. žinai. Tipo, Nu, bet jie tik savo blogiau padarys, taigi iš jų... Bet jie to nesupranta dar. Nu, tai... Bet vat, jeigu jie taip elgiasi jau nuo mažens, tai kuo jie susiformuoja? aš tikiuosi, kad jie dar kažkaip užaugs, tipo, gal jie tiesiog pavėluotai kažkokią mutaciją matai, padarys, jeigu jau kad jie Juos susipras, kad... nebent tie visi marozai jau ten jiem protai išknes. Bet jų ir tai nebėra, Ko? tų marozų. Jo. Sakai? Jie dingo. Na, aš Bet aš manau, jie nepastebėjau. pasikeitė tiesiog. Jau kas seniau būdavo tie vadinami morozai? Tai kas dabar, jau nusikaltėliai? pasikeitė. Nu dabar tokie, žinai, žmonės, kur, nu, šiuolaikiniai morozai. Tipo, Bet tai reikia suaugo. gražinti atgal, nes išmokydavo. Nu jo, tiesa, nu bet... Tu Žiūrėjau. tėvai neauklėdavo, nu tai gerai marozai. Ne, nu, bet jeigu tu Rajonas draugas- išauklės. Jeigu tu su tokiais draugausi, tipo, nu, taip Nu pat tai jeigu atsidurs. draugausi, tai jo, bet po... Nežinau, koks čia žodį... Nu, va tokius dabartinius penktokus, nu išauklėtų juos. Jo. Pastatytų į Aš vietą manau per atgal. vėl. Jau jie masto. Nu, jie... Aš manau, aš čia blogai nuskambės, bet realiai dabar kaip koks tėvas nuskambės, bet gal vis dėlto internetas ir kenkia. Ne, Kenkia. tai faktas, kad kenkia. Labai kenkia. Jauniem- Tu matei NPC laivus? Taip, ne. Pas mus mes užaugom su tokiu internetu, kuris dar pakankamai kažkas. realiai- Dabar aš nežinau, ką ten Realiai rodo. mūsų karta realiai užaugo galima, nu, su internetu, bet nebuvo tokios didelės Taip, įtakos. nebuvo ten kažkokių nesąmonė, Nebuvo nebuvo tų tik- Mes roboto. tiesiog tokių. žiūrėdavom YouTube videkus. Taip, Taip. kaip Kaip slaimus gamina tos pačius. tiesiog žiūrim, mes Arba tais tais laikais laikais- pjaustas. mes tais laikais žiūrėdavom Aš iki tiesiog dabar žiūriu juos. mūsų metų vaikus, gal biškai vyresnius, kaip jie gyvena ir kuria kažkokį kontentą, kur nesąmonė. Ir dabar tie vaikai tiesiog durnina tos vaikus ir apgaudinėja su dalykais. Jo, ir dabar mes labai sunku atskirti, kas yra Bet tai tiesa. juos ir išmoko patys tėvai. Šiaip tėvai irgi kalti, kad nuo pat mažens duoda vaikam Jo, telefoną. Bet aš manau, jie tiesiog jau... Tiesiog, Nu, tipo, imk, va, pažiūrėk, YouTube nusiramink. Nu, Dėl tipo, saugų, jo, nu tas irgi biš nesąmonė. Nu, Nors jie jau metukų- tiesiog metukų tingi jos laiko- auklėti, žinai. Metukų laiko ir žiūri, jisai YouTube geriau moka naudotis jo negu aš. Bet čia nemanai, kad tėvų tiesiog tas tingėjimas ir sakymas, kad ai, aš tingiu, tai Tiesiog užsiimti lavint ar kažką. Ir Tiesiog ta tėvų karta, Arba tiesiog nebežino, kaip juos nuraminti. jo tėvų karta jau pasikeitus. Sakau, mūsų karta tėvų buvo vos ne paskutinė normali. Bet kurie Dar mes gal išmaros iš kažką tikrųjų pataisėm. pastengiasi išauklėti vaikus. vaikus. Taip, Labai taip. blogai skamba. Ne, nu, bet čia dalis tiesos, nu, nes aš manau, mūsų visi tėvai tipo, stengiasi, kad Jie mes turi tipo pažiūras. Požiūrį, va. Jie turi tokį biški blogą požiūrį ties, tarkim, tuo pačiu darbo karjera, kai kurie. Taip, bet jie iš, Bet jie ir geriau išauklėja, juos išaugina vaikus. iš tikrųjų tipo, stengiasi, kad tavo vaikai nebūtų ten kokie durni ar panašiai ir jie iš tikrųjų įdeda tų pastangų. O dabartiniai tėvai, tai man rodos irgi kokius darbus. Bet jie ir turi tą patį požiūrį, kad jeigu nesimokysi, būsi valytoja. Nu jo, bet jie, man rodos, išliko tas pas požiūris. Bet jie ir geriau išauklėja. Nu, tai. Tiesiog pastangų jau tingi įdėta, prasme, Nu, jo. auklė tos vaikus. Man įdomu pamatyti kokias mokyklas po 10 metų, kai vat mes būsim tėvai. Aš manau, dar po 10 metų bus tokie, vat, kaip dabar penktokai ir dar blogiau. Jeigu vis dar išliks tik tokas, ir aš manau, Išliks, bet jeigu jis nesusitvarkys. aš manau jau nebesitvarkysiu, Ne, kurie jisai kokie kuo toliau, dalykai, tuo tokie blogiau, laivai, ten- dar tokių šūdų Bet tai sugalvo. trendai šokių irgi ten, nu, ten. Su šiuolaikiniu pasauliu dabar dar atsiras dar kokia didesnė durinimo programa, kuri ten iš viso... Kuri dar blogiau už TikToką būtų. Jo, kur Kas dar galėtų? literaliai tiesiog robotai bus. Ir robotai I išnekės. mean, aš, aišku, Bet tie robotai nieko gero ir nepadarytų. Nežinau. Nu, jie negalėtų tiesiog- apsimesti, nu, Maybachų, tarkim. Nu gerai, nu bet galėtų gal. bet tai čia vaikai. Aliejų išger galėtų. Vaikai žiūri. Ne, Būtent. Nu jo, tokių dalykų gal ir negalėtų. čia bus... Nu, Nežinau. jie įsimintiniausi yra dalykai, kurių nepakeistų robotai. Tai, Jo, yra. tai va. Bet Nežinau, aš manau, po 10 metų bus tik blogiau. Kas dabar, vat, Faktas, penktokais. kad blogiau. mes Dar biškai... blogiau. Pasaulis kol kas žlugęs. Mes ir toliau. Džiaukitės, žlugstam. kol gyvenat. Vat, Jo. Ai, sakė, 26, geografijos 25 mokytoja žmonės. po milijardo ar po milijono metų sproksim. Tai va. nu, tai Džiaukitės, kol gyvenat. Dar laiko biškiai. Šiaip mes turėjom sprogt 2016, tada mano šiais metais turėjom Ne sprogt. du- ne bet dar 2012.
12, man rodos, 16. Bet tengi yra Šiais metais teorija turėjom šokt. kažkokia 2.16, kad mes ir tipo pasikeitė ten visas laikas. Dėl to dabar greičiau bėga, tarkim, laikas. Šiaip jo dabar labai greitai bėga laikas. Labai. Būdavai kokių, nežinau, kokių nuo 6 iki 13 jau atrodė ten, tu sakė, laiko tu ten augi. Ten toj pačioj pamokoje sėdėt, atrodo, 3 valandas. Dabar jau pasėdėt. tiesiog žiūri tą gimtadienis jau, o žiūrėk, už 3 mėnesių, o tu savo, kaip čia, ką aš dariau tas 9 mėnesius kitus. Taip. Žinai? Tai man mama sako, važiuok, man. Tai sako, tai man sakė, iš viso palauk, kai vaiką pasigimdys, iš viso laikas. Ja. Ja, Nes laikinai. sustos, sako, Per bėgs dar greičiau. mėnesį auks, Ja. ne metais. Ten Tai va. Bet kodėl čia taip yra, dėl to, kad mes tiesiog turim tiesiog. daug įsipareikojimų, darbas, taip toliau. Veiklos. Jau mokam Mes gyvent, užkemšam savo atrandam. Bet kai smegenis. vaikai mes irgi, žinai, turėdam veiklos Bet mažai. mes nežiūrėdome tą laikrodį. Nu, Mes nežiūrėdami, bet ir jis lėčiau kažkaip eidavo tas laikas. Nes mes nu čia yra keistas, čia kažkoks, čia... Nežinau, aš tai dabar atsikeliu 6:30, mokykla dabar 2 valanda, grįšiu namo jau žiūrėk 4 valanda, tada dar kažką, kokią veiklą padarai jau 7 valanda. Taip. Ir tada namų darbai. Grįžti namo, jau žiūrėk darai namų darbus 9, pusė 10. Mus dabar labai Jėgom. apkrauna visko. Ir tada atsiguli biški pagulėti 15 minučių pirmą nakties. Praėjau žiūri tik toką tiesiog. Šiaip vat, žiūrint tik toką labai greitai laikas eina. Kaip kada? Ne? Jeigu tu lauki kažko, va, jeigu tu, tarkim, gerai laukiu savo gimtadienio, tarkim, man tie 11 dabar mėnesių eis labai ilgai. Jeigu aš negalvosiu apie tą gimtadienį, man greitai laikas įpraeis. Ja. Nes mes iki atostogų, tarkim, prieš išėjį po atostogų, galvojom 7 savaitės, gerai, kaip mes laukiam atostogų, mes pabaigėm, nebegalvojom apie tas atostogas ir dabar jau 2 savaitė eina. Ja. Tai Bet už 2 mėnesių dar atostogų. Tiesiog jau dabar tai pažiūrėjus. 1-2 ir jau vasara. Visi dalykai dabar kažkaip nėra tokie exciting, kokie buvo ir tiesiog taip greičiau Nes mes viskas praeina. pripratom prie visko. Nu taip ir dabar tiesiog viskas greičiau praeina. Nėra, kad laukiam to dalyko. Šiaip jo dabar, kur anksčiau, žinai, Aš kalėdų, aš sniego voko laukiu. Aš dėl to ir nesulaukiu. Aš irgi, žinai, Bet to laukiu. pirmo sniego, ne paskui, kas bus, Tu šlapdriba visą. pasidžiaugi to sniegu, toks, nu gerai, užteks. Ja. Ja. Ir paskui šalta, niuru. Jo, tai praeini pramiest, nu gražu, vaglutė. Bet jau vasarą gali Nu, ateiti. bet jau žinokit per Užtenka. šaltą. Aš noriu namo. Pasidžiaugiau jau, vse, baigiam. Gražu. Kalėdos atėjo, nu viskas, baigės. Gavau dovanų, все, baigiam. Bet su dovanom yra toks dalykas, kad anksčiau, būdamas 90, tu labai laukdavai, ką man kalėdų senelis padovanos. Dabar jau toks, Nu, gausiu. žinai, kad tėvai dovanoja. Bet, žinai, aš seniau irgi žinodavau. Gal vaikai žino. Žinai, seniau aš irgi žinodavau, bet aš kažkodėl vis tiek laukdavau. Kad kažką gausi, Jo. žinai. O dabar toks. Bet nes tu žinai, jeigu tėvai nežino, kad tu žinai, tai tu žinai, kad tu gausi. Aš atsimenu, Didžiausia vieną- tikimybė, kad tu gausi. Tai dabar, kai jie žino, kad tu žinai ir tada visi tokie, nu tai ko nori. Ir viskas. Aš tai dar atsimenu tokį stebuklą, kad kažkada mes mokyklai mums padarė, tipo tokią dėžutę suviniotą, išbėgėjom suviniojom ir sako, grįžit namo, padėkit kūčių naktį ir kitą dieną ten bus saldainių. Ir aš realiai, aš netikėjau. Gal bus, gal ne, tipo, padėsiu, žinai. Kitą dieną atsikeliu, ten pilna dėžė šitų saldainių. Ir droštukas dar buvo. Aš vis dar nežinau, ar čia tėvai idėja, ar čia realiai atsirado. Jo, atsirado. Jo, kalėdų Nežinau, senelis. aš nenoriu išsiaiškinti. Velykų. Kiškis idėja. Man kalėdų senelis tenai, stebuklai, žinai. Kalėdų magija. Man tai praeitais metais, ko aš prašiau praeitais metais? Kažko aš prašiau. Tėtis, nu tai rašyk laišką kalėdų seneliui ir viskas. Ja. Rašėt kas nors laišką? Jo, teko. Jo, Praeitais man metais. Ko prašai? Net Makiažą. prisimenu. Aš nesidažau, aš tik blakstienas dažaus. Ką aš žinau, kad drabužį. Aš nemoku dažytis. Aš jum yra? nesuprantu, kaip mergos dažos. Man nedašunta. Neturim ko padėti, žinau. Technika ten Bet jums yra toks dalykas, kad dabar jeigu per kalėdas gaunat kokias koinės arba drabužius, jūs Labai iš kietai. tikrųjų patinka tas. labai kietai. Anksčiau gaudavo. Nu gerai, dar snacksai tinka. Ja, dar Jo, maistas maistas. koks, žinai, dar žvakę kokią gauni. Jo, Arba dabar žiūrėk, Nu tai bent jau gražu, na, vakare. bent jau Jo. kvepia, žinai, gražu. bet dabar ar padaru dėt į kalinės dovanas pinigų? Jo. Aš tai visai priimčiau dovaną. Aš irgi. Nu, Po gerai, kalėdų bet čia toksai- senelis Va tingėjo dabar tau iš tėvų dovanos ieškot. priimčiau tokią Nu, dovaną. gina, bet tarsi Jo. toks,
Bet tu nusipirksi, tavai žino, kad tu nusipirksi. Nu, Bet gerai, yra bet toks čia dalykas, nėra. kad pinigai, tipo, jo, Bet gerai jie gauni nesuteikia pinigų, bet labai jie... laimės. Tipo, va tuo metu. Tuo metu, bet tu galvoji, gal gausi kokį ten, kažką gausi tokio, ko tu nežinai, kad tu nori, bet tu nori, tipo, bet tu to tik nežinai. Tu gauni ten, koinės kokias ten dar gauni, kokias kelnes įdomesnės, dar kažką, tu jauti, kad, man patinka, tipo, aš gerai, gal gražus, negražus, bet drabužį, žinai, aš noriu geriau negu tiesiog, atidarai vienas vakelis paklutę guli, ten 100 eurų koks įdėtas. Tipo, Maža tikimybė, kad šiuo laiku įdėtų 100 eurų. 100 eurų, ką žinau, einam valgyti toliau, tipo, mišrainę dar kažką. Toliau kemšamės. Tada išpakuoji, žinai, dar žvakę gali užsidegti, užsidėti drabužį. Su moliūgu sėdim ir šnekam apie kalėdas. Tai dar Helovynas. Šventė dėl Helovyno. Ėjau pasivaikščioti vakare. Tuščia. Fabuose buvo tuščia. 2 gal mašinos pravažiavo. Šiaip visai fainai buvo. Labai keista, bet labai fainai. Tokia, žinai, su požeminiu pasauliu susivieni. Bet labai kietai buvo. Tai spėjau, kad visi galėjai daryti, ką tu nori. Spėjau, kad visi išvažiavę. Tai centre labai daug kas sėdėjo. Bernardino kapinės labai gražios buvo, aš buvau. Nebuvau. Labai gražios. Aš dar su dviračiu važiavau tada. Labai daug kas sako, kad Bernardino labai gražu. Taip, tai ten dar visas miestas matosi. Ten naktį, kai žvakutės uždegtos, labai gražu. Bet jau aš pavėlavau, kad būtų žvakutės uždegtos. Taigi dar būna švenčių, šiaip būna. Ten gali tiesiog nueiti per kūčias kokias, per kalėdas. Jo, būna šiaip. Kalėdų vakarą kokį. Švadžiemą šiaip turėtų irgi gražu būti. Būna uždega, jo. Medžiai tie, žinai, visas Vilnius apsniktas ten matas. Vilnius vakarais, žiemą. Senamiestis. Gerai, kitą klausimą sakyti, nes... Laukia tiek būtis įžibimo. Man įdomu, kas bus šiais metais. Nes jokių progų nebėra, jokių gimtadienių miesto nebėra Vilniaus. Jau praeitais metais buvo. Nebent vėl tortą tik 7-1. Bet tai kažkaip dar nieko nepraneša. Bet tai blemo nėra. Jie tik tai pasakė, kad gruodžio 1, 7 val. Vakare, viskas, baigėsi. Gal šį kažką jau nes ruošia, aš Facebook'e mačiau, kad tipo išmetė. Jau gal ruošia kažką šis metais įdomus, kažką nustebins, gal nebus tortas. Aš jau nebesitikiu. Kurie ten 2.18 ar kurie ten, kažkurie metai buvo geriausi. Kur ten ėjo tas laikrodis ar kas ten. Ten, kur dar aplinkui tas namelius. Jo. Man tai ir gražiausia, ir geriausia. Ir praktiškiausia dar. Labai faina. Galėtų kažką, bet panašaus, jeigu padarytų, tai visi suprastų. Bet to nėra tas dalykas, kad Vilniui tas 700 metų suėjo ir jau čia kokie 3 metai kaip 700 Vilniui. Jo. Ten visas šventės, tipo 700, vienais metais 700 proga, kitais metais 700 proga. Bet tai supranti, kad tą eglutę įžiebė prieš dar tą gimtadienį pat. Tipo, tai kitais metais jau irgi, žinai. Va šitie Dabartiniai metai yra 700. 2-3 metai, va dabar yra tik tai 700. Jo. Mes praeitais mes tiek šventėm, nors net nebuvo. Jo, Vingio parke tada, su kuo ten buvo. Ir praeitą vasarą šventėm 700 ir šią vasarą šventėm 700. Tai ten paruošiamasis, šie buvo tikrasis gimtadienis ir tada kitais metais. Čia taip pat ir after party bus toks galingas, dropins festivalį visą. Kokia šventė atsibosa, tai naujakas. Bet realiai šventė, bet tokia perdėta, aš manau. Per daug. Tipo, jo, kietai susirinktam su draugais, ten pabūti. Tie fejerverkai dar. Pašęst, jo, gražu, faina, linksma. Bet kitą dieną atsikeli tas pats dalykas. Nei tu gauni kažkokio tolko, nei ką. Kitą dieną tokia, kažkas tipo lyg exciting turi būti. Va, nauji metai. Kažkas turi būti. Pasikeis dangaus spalva ir taip išeina. Nežinau, man nepatinka, kažkaip aš taip kiekvieni metai praeina ir aš jau tipo galvoju, blemba, aš jau senstu, jau metai tipo eina, aš dar nieko nepadariau, jau tipo, žinai. Sensu mes dar augam. Bet nežinau, man kažkaip tipo labai greitai jau tie praeina metai, aš nežinau, ką aš veikiau tos metus. Aš galvoju, blemba, gerai, ten sausio 13 dieną, blemba, labai toli dar kiti metai. Ką aš įdomaus šiais metais nuveiksiu? Ir dabar jau, ne gruodis, bet žinai, tai bus gruodis ir tipo galvoju, ką aš nuveikiau šiais metais, ką aš gero padariau ir panašiai. Pamastai toksai. Perėjau 11. Va, ką padariau. Tai pamastai toksai. Tiesiog. Nei naudingų planų turiu, nei turėjau, nei kažką padariau. Gau 10 išmatkė, žinai. Negalvosi tokį dalyką. Tiesiog leidai laiką, atrodo, su draugais ir viskas, kur net atsiminimai, atrodo, nebėra jų. Tiesiog dabar svarbu gerą gyvenimą nugyventi iki kol užaugai paskutiniai metai.
Tai vat. Džiaukitės gyvenimu visi. Džiaugtis gyvenimu. Prisiminkit viską. Taip, jeigu jūs dabar sėdit namie, nieko nedarot, nu ko man paskambė kažkam, išeikit į lauką, jūs judėkit, nes paskui galėsitės, nes Jo, tiesa. aš pasėdėjęs vieną dieną namie, nieko nenuveikęs naudingo, man yra tiesiog depresija. O tai tu įsivaizduok, kaip aš 3 mėnesius niekur nenuėjus sėdėjau. Apart rugsėjo 1, kai aš centre pabuvau iki, kiek ten, 9, 10, grįžau namo, toliau sėdėjau namie. Nu gerai, jeigu jūs esat namisėdos ar kažkas, nu bent jau kažką iš namų nuveikit, nu kažką Bent vieną kartą per mėnesį išeikit. Kažką sugalvokit, Bent. nu susirašykit su draugais, išeikit. Jeigu neturit su ko bendrauti, nu nežinau, nu kažką, prašau, kažką naudingo nuveikit. Nu, Su tėvais leiskit laiką, jeigu Taip, neturit. čia svarbu. Ja. Čia svarbu. Ir labai gražiai, sakykime. Internetu. Namie sėdit. Nesėdėkit namuose. Nu, tipo, Jeigu, nu tiesiog blogas oras už lango, nu bent jau kažką internetu nuveikit. Kažką. Nesidėkit ir tik tokia. Gaunasi gerai. Tik tokia nesidėkit ir tik toko O laivą. jeigu Sugalvokit žiūrit kažką, TikToką, verslo tai idėją. bent jau nekartokit laivų. Pagalvokit verslo idėją kokią nors. Na, kažką va tokio, tipo. Nesidėkit tik toko laivus arba nedarykit. Galvokit, ką jūs norit dirbti, gyventi. Tiesiog Kaip verstis atsikelkit, gyvenime. turiu padaryti čia kažką naudingo. Pats minimaliausias dalykai padarys tave naudingą, tiesiog laimingą. Gaminkitės, valgykite, eikit sportuoti. Taip, Podcastą šitą žiūrėkit, tipo, nu, come on. Nu, bent bet tai jau. jie čia intikė, jau sėdit namie. pasigaminat Nu, tai jeigu valgyti, sėdit, nu, tai- išmokstat naują receptą, čia irgi jau kažkoks pasiekimas, dabar aš tai mokėsiu ir tu Jo. eini į lovą laimingas ir atsikeli. Ką aš noriu Nueini, šiandien? pavalgai. Galėsi prisiminti, kad per metus išmokai kokį, nežinau, cepelinus tada iškepti. Užbaigsi dienus. Iškepti apie Išvirt. Dabar daug kas gali ir keptis. Tada taip užbaigi Tai jo. metus, toksai, Ja. plemba. Nu geri metai buvo. Nu, tipo, žinai, ir užsidedi tos taškus, ką išmokai gerą, vat prisimeni kokį receptą išmokai, ten piešti išmokai, nežinau, filmuoti išmokai, editinti išmokai. Taip. Redaguoti. Leiskit laiką su savo gyvūnais. Ja. Nepamirškit. Jie irgi nori meilės. Taip. Tikrai labai daug. Jeigu ateis nauji metai, aš siūlau užsibrėžti kažkokius tikslus. Pačius paprasčiausius. Pavyzdžiui, aš buvau užsibrėžęs tikslą išmokti backflipą paprasčiausią. Nu, neišėjo, nes nebuvo. Bet tai dar šitų- yra laiko. Ar yra laiko dar 3 mėnesius? Ne, aš jau buvau per vasarą užsibrėžęs. Bet jo, reikia bent jau 6 metų išmokti. Nu, bet tu mokėjau pagrindinę. Nu, sakykim. Nu, pagrindinius dalykus mokė, tik man mokė. Ja. Susuk. Ja. Nu, čia paprasčiausias dalykas ir jūs palikti laimingą, kad jūs... Ja. Paprasti dalykai, ta prasme. Taip. Kad ir, nu, yra sunkus dalykai, tipo, aš manau, daugumai žmonių prisivers sportuoti ten. Visi labai sako, po naujų metų aš sportuosiu. Va, Jo, nueina pirmą savaitę ir tada, ai. ne, va, tipo, tokie maži dalykai. Arba kur tą ten- patį ir mėnesį gerai, jeigu turi biški disciplinos žmogus. Ir tada toks, nu, aš darbais užsikrovęs, tai tipo, nelabai aš čia turiu laiko tam džimui. Va, čia Ar tokie kažkam. naujametiniai, klasikiniai, O žinai. Jezu. Kiek mes laiko čia šnekam. Pusantros valandos. Galima. Taip. Nu tai va, norit pasakyti kokį užbaigiamą žodį. Nėra ką. Mes per daug apie Na, kokią šnekėjom. motivaciją duok žmonėm, kad iš tavo pusės. Pasitikėkit savim. Pasitikėkit savim. Pasitikėkit savim, darykit, ką norit, ko siekit. Nesidėkit. Nežiūrėkit į kitus, ką jums sakys. Nekartokit kitų. Jo. Labai Turėkit svarbus savo dalykas. nuomonę. Dabar va šiais laikais turėti savo nuomonę yra labai svarbu. Labai svarbu. Nes visi bijo turėti savo nuomonę. Taip. Nes neįtaps, tada tyčiasis, Jo. tada psichologinės ramas. Ir dar reikia eiti studijuoti psichologiją, kur matematiką reikia, kur dar didesnė trauma. Tai geriau turėti savo nuomonę, tai man nereikės sakyti. Jei ir kažkas neigia jūsų nuomonę, kad va, čia neprotinga, nu jūs Tiesiog vis tiek darykit. laikykite savo. Tipo, jeigu jūs... Jeigu jūs tuo tikit, jūs žinot, kad tai yra geras dalykas. Taip, jeigu ką jūs aš manau. Jo, jeigu jūs manos, kad tai yra geriau, darykit. Ir svarbiausia, pažiūrėkit, jeigu, tipo, nu gerai pasako draugams, sako, ne, o ką tavo draugai daro? O jie, tipo, jie žaidžia kiekvieną dieną, ar jie irgi kažką įdomaus daro. Jeigu jie irgi kažką daro, savo užsibrėžę tikslų yra, tai gal ir verta paklausyti. Bet kurie nieko neveikia, tiesiog sako. Ir jeigu turi žinių apie tą dalyką. Nu, jis sako, na, jis šūdas, tipo, ai ne. Jis nieko pats nedaro, nu tai kam klausyti tokio žmogaus? Taip. Gerai. Su tokia Jo. kėdė mes užbaigsim.
Lauksime kitą kartą su toj pačioj Lauksim vietoj. jūsų komentarų, parašykit, ką manot apie podcastus. čia Patiko, pirmas nepatiko šitas blynas pirmas. pabandymas. Bet aš manau visai gerai išėjo. Kaip pradžiai Kaip pirmam, tai tikrai jau. pakalbėjom. Įsivažiavom papiškį. Tikrai gal kažką įdomaus pasisemsit. Pasiūlykit, ką mes galim geriau, Jo, ką blogiau. ką blogiau, ką geriau, ko trūksta, ką dadėt, ką Gal ir atimt. neišėjo taip įdomi, kaip galėjo išeiti, bet Galite rašyti svarbu savo kažkas. klausimus, apie ką norit, kad mes pakalbėtume ateityje, Mes, savo nuomonės ir panašiai. mes norėjom, mes padarėm. Taip, tas ir yra Ir svarbiausia. vis dar darom. Bet mes pavadinimą neturim. Aš dabar supratau. Instagramą irgi. Ja. Kokį pavadinimą? Mes Tai gal mes net nelabai turim, atskirai kur patys diskutuojam. viskas. Ne, tai čia- Mes neturim net niekur, kur įdėti šito. Tai mano kanalą dės. Į tavo. Ja. Gerai. Žmonės, žinai. Gerai, vienas jau yra. Nu, Gerai, tada. tęsim. Gerai. Ar Spotify. žmonių klausiam nuomonės? Oi, nu. Aš manau, jūs parašykit, koks norėtumėt, kad būtų. Labiausiai like Pabazarinam. komentas bus. Labiausiai. Gal. Bazarinam. Kažką tak. Tai Jei. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir nepamirškit paspausti laiko, parašyti komentarą, kas patiko, kas nepatiko. Ir susimatysim jau kitam podcast'e. Tai va. Kada mes jį filmuojam? Kitą pirmadienį. Gali būti. Iki kitos savaitės. Iki kitos savaitės. Paka, paka. Čia. Viso.